Kiekvieną dieną jaučiu skausmą juosmens srityje, kuris leidžiasi į sėdmenis, viskas taip įsitempia, kad net sunku pajudėti. Šiame vaizdo įraše aš parodysiu, kaip namuose sumažinti spaudimą juosmens srityje be jokios įrangos paprastu būdu. Ir nuoširdžiai, visi turėtų mokėti tai daryti. Ypač tie, kurie turi disko išvaržą ar išsikišimą. Ir svarbiausia, pamatysite, kad nereikia būti lieknam, jaunam ar labai lankščiam, kad turėtumėte gerai judančią stuburą. Žinoma, norint tikrai giliai dekompresuoti stuburą, kad tai pasiektų net diskus, turime pradėti nuo to, kas spaudžia stuburą pašalinimu. Ir mūsų stuburą spaudžia ne svoris, o kai kurių raumenų įtampa. Geriausias man žinomas būdas pašalinti šią įtampą yra sujungti 3 pratimus į vieną. Einam. Pradėkite nuo pagalvės. Padėsite pagalvę, atsigulsite su pagalve maždaug šioje srityje. Žemiau bambos, tarp bambos ir intimios srities. Gerai? Ant pilvo. Gerai, aš čia naudosiu šią pagalvėlę, jūs galite naudoti pagalvę arba susuktą paklodę, susuktą rankšluostį, kas jums patogiau, kas geriau veikia. Atsigulkite taip, kad šis sritis būtų ant aukščiausios pagalvės dalies. Matote, ji nėra visa ant pilvo. Atsigulkite, atsipalaiduokite, kiek tik galite. Ar galite mane matyti? Taip. Atsipalaiduokite, kiek tik galite. Tik tiek, jaučiate, kaip stuburas tempiamas be didelės jėgos. Čia pabūsite 30 sekundžių. Norite pereiti į kitą lygį, atlikti pažangesnį variantą? Paprasčiausiai įkvėpkite giliau. Pažiūrėkite, ką aš pastebiu. Stebėkite mano stuburą ir pamatysite, kas vyksta, kai aš kvėpuoju ilgiau. Štai. Kai aš įtraukiu stuburą, jis pakyla, išsitempia. Kai aš iškvėpiu orą, stuburas nusileidžia ir atsipalaiduoja. 30 sekundžių kitas žingsnis – nuimti pagalvę. Leiskite man tik nieko čia nenugriauti, gerai? Nuimkite pagalvę ir atsigulkite ant pilvo. Primenu, kad tai darykite jums patogiausioje padėtyje. Ranką galite laikyti viršuje, apačioje, veidą pasukti į vieną pusę, kaip jums patogiau. Čia mes dar šiek tiek labiau ištempiame tuos raumenis, kurie sukelia šį stuburo suspaudimą, kurie užblokuoja stuburą. Norite pereiti į kitą lygį? Tiesiog sulenkite kelius ir leiskite pėdoms nukristi į išorę. Be jokios jėgos. Leiskite kojų svoriui tempti. Jausite švelnų tempimą čia, sėdmenų ir kriaušinio raumens srityje, gerai? Taip pat 30 sekundžių galite likti iki minutės, jei jaučiatės gerai, jei jaučiate poreikį tęsti. Trečias šio tempimo žingsnis, norint sumažinti įtampą, yra atsiremti alkūnėmis. Taip pat 30 sekundžių kvėpavimas taip pat padeda, bet jei tikrai norite užbaigti šį gilesnį tempimą, padėkite rankas pečių aukštyje, gali būti po pečiais arba plačiau. Atsipalaiduokite nugarą ir įtempkite rankas, kad išsitiestumėte. Išsitieskite tiek, kiek jums dar patogu ir grįžkite atgal. Tai atliksite 10 kartų. Kai baigiame šiuos pratimus, atrodo tarsi stebuklas, bet jaučiate, kad nugara tampa labiau atsipalaidavusi, laisvesnė, lengvesnė ir tai jau labai sumažina skausmą. Dabar, kai nustojame spausti stuburą, galime iš tikrųjų ištempti, atverti, sukurti daugiau vietos diskams ir sąnariams. Padėsite 1 ar 2 pagalvius čia, pačiame lovos gale, visai ant lovos krašto. Jei tavo sofa yra aukšta ir neturi porankio vienoje pusėje, gali tai daryti ant sofos, gerai? Žinau, kad bus žmonių, kurie klaus čia komentaruose. Atsigulsite su pagalvėmis būtent toje vietoje tarp bambos ir intimios zonos, gerai? Eikite lėtai, atsigulkite beveik taip, lyg užsėstumėte ant pagalvių. Čia rankos, viršutinė kūno dalis, atpalaiduokite kiek tik galite. Ir lėtai leiskite kojų svoriui traukti jūsų stuburą. Tai saugus tempimas jūsų stuburui. Ir čia yra 2 svarbus dalykai. Pirmiausia, noriu, kad tuo metu, kai čia būsite, tikrai atkreiptumėte dėmesį, kur jūsų stuburui reikia atsipalaiduoti.
Pamatysite, kad manote, jog jūsų stuburas atsipalaidavęs, bet atrasite daug taškų, daug stuburo dalių, kurioms reikia jūsų dėmesio ir kurias tikrai reikia atpalaiduoti. Ir įdomu tai, kad ta vieta, sritis ar stuburo lygis, kuriam labiausiai reikia atsipalaiduoti, dažniausiai būna vienas iš paskutinių, ar net paskutinis, kurį jums pavyksta atpalaiduoti. Tai beveik taip, lyg jūsų stuburui pirmiausia reikėtų pajusti saugumą, kad jis galėtų atsipalaiduoti ten, kur to labiausiai reikia. Antras svarbus momentas yra tada, kai keliesi. Tavo juosmens stuburas turi sumažintą linkį arba netgi išlinkimo inversiją ir yra labai ištemptas. Jis yra labai pažeidžiamoje padėtyje. Prisimink, kad jį turi jausti saugi, kad leistų tau atsistoti. Taip. Keldamasis nesikelsi bet kaip. Tada perkelk svorį ant kojų, ant rankų ir lėtai kelkis, kol galėsi visiškai atsistoti. Kai pajunti, kad tavo juosmeninė stuburo dalis grįžta į normalią padėtį, į savo įprastą linkį, pajunti, kad esi elegantiškesnis, kad esi aukštesnis ir pajunti neįtikėtiną atsipalaidavimą savo stubure. O kad viską užbaigtume puikiai, turime išlaikyti stuburą be spaudimo. Ir tai galima padaryti tik suaktyvinant ir stiprinant raumenis, kurie palaiko stuburą, stabilizuojančius raumenis. Tai labai paprasta, pažiūrėk. Pirmiausia, leisk man pakelti marškinėlius, manau su juodais marškiniais geriau matosi. Pirmiausia, atpalaiduok kūną, atpalaiduok pilvą. Iškvėpk įtraukdamas pilvą į vidų, štai taip, žiūrėk. Įtrauk pilvą taip, lyg norėtum bambą prispausti prie nugaros. Priartėk, kad geriau matytum. Leist man šiek tiek nuleisti čia, taip geriau matysi, kaip vyksta judesys. Gerai? Gerai, žiūrėk, atsipalaidavau, iškvėpiau orą, trauk bambą link nugaros. Laikyk bambą tokioje padėtyje. Kvėpuok ramiai, neleisdamas bambai grįžti atgal. Jauti, kad aktyvuoji šios raumenis čia, šį natūralų korsetą. Kai sugebėsi išlaikyti šį raumenį aktyvų, bambą įtrauktą kvėpuojant, pereisi prie kitos pratimo dalies. Tiesiog ištiesk stuburą. Tiesk viršugalvį link lubų, pajusi, kaip suaktyvėja nugaros raumenys palei stuburą. Būtent to ir siekiame. Šioje padėtyje tu prilaikai juosmeninę nugaros dalį iš šonų diržu ir remi stuburą iš nugaros pusės. Taigi, tu suteiki stabilumą savo stuburui. Išlik šioje padėtyje tol, kol pavargsi 3 kartus. Kai pradedi jausti, kad tai pradeda reikalauti per daug pastangų, tiesiog atsipalaiduok, šiek tiek pasivaikščiok. Po to, kai pailsėsi, grįžk ir pakartok šį ciklą 3 kartus iki nuovargio. Papildomas patarimas. Šį pratimą gali atlikti bet kurioje padėtyje, stovėdamas, sėdėdamas ar gulėdamas. Ir jei šiuos raumenis aktyvuosi kelis kartus per dieną, sustiprinsi raumenis, kurie laiko stuburą, išvengsi jų susilpnėjimo, sumažinsi tą įtampą, kuris spaudžia stuburą. Ir svarbiausia, net ir sunkesnėmis dienomis, dienos pabaigoje pajusi palengvėjimą. Kitas žingsnis – išmokti atpažinti, kada tavo stuburas užsiblokuos. Ir aš parodau 3 ženklus, kuriuos siunčia mūsų stuburas prieš skausmo paūmėjimą. Šiame vaizdo įraše čia, tiesiog spausk čia ekrane, o tau, kuris žiūrėjai iki galo, kuris pasiekė šią vietą, palieku dovaną. Tai yra vaizdo įrašas, kuriame yra visa ši pratimų seka, be jokių pertraukų, aš žymiu kiekvieno pratimo laiką, kad tu galėtum tiesiog paleisti ir atlikti šią rutiną kartu su manimi. Prisimink, jei šiandien galėjau tau padėti, jei išmokai ką nors naujo, padėkok man pasidalindamas šiuo vaizdo įrašu su tuo, kam to reikia. Tik tiek aš prašau, tuo ir baigsiu. Didelis apkabinimas ir iki kito karto.